Aš dabar noriu apžiūrėti tokį šiurpų pastatą. Vat čia tokį apleistą. Tai jie apžiūrėsim ir to pačiu tokį, apleistų vietelių tokių. Jas, aišku, dėja negaliu įeiti, nes visiškai čia būtų kvaila, bet galim jas truputėlį apžiūrėti iš išorės. Tai vat čia ir vat, o čia labai keista tokia vieta. Anksčiau buvo kultūros namai, man rodos, ar kas. Aš realiai nežinau visiškai. Ten yra išlaužtas tas išlaužtas langas truputėlį. Vienu žodžiu, čia labai tokia šiurpoka vieta. Labai. Dar čia galim pažiūrėti. Amačiom, amalutučiom. Gerai, tai vat, dabar apžiūrėsim, vat, prožektorius. Kaip išgausim. Dabar išjungsiu. Gerai, einam pažiūrėti, va čia. Tualetas. Keista. Tai vienu žodžiu, aš galvoju dabar dar, vat, čia. Bliamba. Ką man taip reikia daryti? Dabar aš greit, kol žmonės nemato. Greit sakyt čia, vat. Gerai. Nemato. Ir varau. Gerai. Čia tualetai. Man va šitaip jauku. Aišku, kaip bus jauku, bet blė. Atsiprašau labai, kad nesikeikiau. Vieną žodžiu, kaip matote, labai keistos vietos. Ir dar kai ko prašau. Kai pradėtos, labai prašau, nepradėkite kurti kažkokių istorijų apie mane. Ir vieną žodžiu. Ir dar noriu pasakyti, kai pradedu, aš dabar pradėsiu kurti kanalą. Taigi aš norėčiau dar papasakoti baisių istorijų, kelt tokius video, bet žiūrėkit, bet tos istorijos gali klausytis ir vaikai, ir maži, nes visiems patinka baisios istorijos. Ne visiems, bet dauguma. Aš noriu pasakyti, kad aš dabar pradėsiu kelti baisias istorijas, galėsite jas pasileisti per kolonėlę prie laužo ir klausytis. Ar šiaip namuose, tai pats sakau. Tai parašykit komentaruose. Aš dar net nežinau, ar galite. Aš dar aš tiesiog esu žalias dar YouTube'ai. Tai duokit kokį nors ženklą ar patiktuką, ar darant šitą video, kad suprasčiau. Ar peržiūrus kiekis. Tai baigiam, kur mes baigiam. Taigi čia yra, aš dabar buvau, bet kam rūpi tie tualetai. Tiesiog varom pažiūrėti to pačiu ir tą uostą. Taip. Tai mes jau esam va čia. Tai čia yra toksai parkas atrakcionų. Ir va čia tokia poilsinė tokia nefaina. Aišku, aš nesakau, jį turėtų atsirenovuoti, tik tai manau. Bet aš manau, čia visiems. Manau, gal nėra tokios blogos sąlygos. Bet vis vien. Tai dabar va čia yra tas uostas. Senas. Tai vat. Dabar taip. Einam link jo. Tai gerai. Mes atėjom. Ir jam jau daug metų. Čia pilna žmonių. Tai aš dabar pažiūrėsiu. Nereiktų. Gerai, tai dabar čia žaluma. Aš tikrai klaidas. Dabar aš užkopiau, tiesiog pamačiau čia keistą kažkokią. Čia kėdė tiesiog ant plūduriuoja. What the fuck? Atsiprašau, bet kas čia dabar? Truputį primena Backroomsus. Jei kas nežino, tai Backroomsai neegzistuoja, tik tai baisi istorija apie vietą, kur tu įkrenti į
į nerealybę, bet, tipo, ten yra belė kiek. Tiesiog ten tas pats, kas pasaulis, tik tai, kad įsivaizduokit, kad ten tas pasaulis yra medžiai, o ten yra sienos ir kambariai. Tai jie nelogiški. Tai dar aš žinau tokią vietelę, kur ganėtinai šiurpu, bet aš neskleisiu jos pavadinimo, nes nenoriu, kad jūs landžiotumėt joje ir nenoriu, kad paskiau tos vietos savininkai padėtų man skundą. Ko aš čia dabar? Ok, gerai, tiesiog praeikim šitą ir eikim toliau, tiesiog ignoruokim. Tai vienu žodžiu, aš manau, kad dabar galime pasakyti, kad iš tikrųjų čia tiesiog, aš jums aprodau, čia iš tikrųjų esu šventojai, aš ją apžiūrinėju, gal kažką noriu surasti gero, gal kažką surasiu. Tai, va, tai dar aš padarysiu jums vieną tokį, tam per shortus YouTube, aš jums jau buvau atsiuntęs tą, kur aš grinai Lietuvos top 1 bekonsuose buvau. Bent jau top 10. Ir vienu žodžiu, man jums tas video turėtų patikti pilnas. Ten labai šiurpu. Ir aš turiu daug idėjų, kur aš galiu nufilmuoti. Laukite visko. Ir manau, susitiksim kitą kartą su Pola. Bet pirmą pažiūrim, ko aš čia dabar. Ama little charm. Kas per mėšlas? Ne kažką čia man. Atrodo, ne kažką. Tai gerai, varom. Ate.